žiūrovai, taip nenustebkite, mes ir vėl čia. O man dvigubai džiugiau, kad jūs vėl dar ten. Tai yra vis dar ten, prie savo televizoriaus ekranų ir matote čia studijoje daugybę žmonių, kurie laukia, kol prasidės improvizacija. Jūs neapsirikote, įsijungėte tą televiziją, tą kanalą. Čia improvizacijų šou. Pagauk kampą! Pasakykite man patį kvailiausią hobį, kokį gali tik taip turėti žmogus. Blusų hobis? Na kągi, tai visai įdomus hobis. O kodėl, pavyzdžiui, vienas ten mėgsta, pavyzdžiui, slides. O štai va čia turime tokį blusų hobį. Taigi, Elvio Preslio stiliaus dainelė apie blusų hobį. Visada norėjau augint blusą, bet negalėjau, nes auginom tik kates. O dabar turim šuniuką mažiuką ir ten blusų daug yra. Auginam blusą. Auginam blusą. Kai gera matyt jas stryk, pastryk, pastryk. Kaip gera, kad jų viena prie kitos taip dera. Auginam blusas, išvarę iš namų kates. Mes auginam blusas. Auginam blusas. Auginam blusą. Auginam blusą. Oh yeah. Gerbėjai, į kokį kiną niekada nenorėtumėt nueiti, išgirdę jo pavadinimą. Koks tai turėtų būti? Koks? Skerdykla. Kraujas. Norit kraujo? Šekit kraujo. Diriguota istorija apie kraują, ko gero. Jeigu pavadinimas skerdykla, tegu kraujas liejasi laisvai. Kartą aš sugalvojau, kad man reikia susirasti darbą. Ir nuėjęs į pirmą tarybinę ligoninę, pasiprašiau dirbti ten sanitaru. Tada mane pasiūlė tokiam asistentui, kad aš padėčiau jam atnešti tik ką suvažinėtą vaikiną. Na, aš taip ir padariau, nuėjau, labai nežinau, kad bijau kraujo ir nešdamas tą vaikiną iš tikrųjų pajutau, kad tas kraujas nėra taip baisu, kaip man atrodė iš tikrųjų, bet aš jaučiau, kaip jisai teka. Žodžiu, padirbęs čia jau pusdienį, pripratau prie to kraujo ir man netgi pradėjo jisai patikt. Vieną kartą gulėjo ligonis, jam tiesiog tekėjo, varvėjo kraujas ir aš supratau, kad man labai gera, aš pradėjau prie jo glaustis ir tą kraują visai ant savęs tepti, aš tapau priklausomas nuo kraujo, suprantat?
netgi pradėjau jį gert. Tada man ligoniai pasidarė per ankštų, per mažai kraujo ir aš. Tuomet išėjau dirbti į skerdyklą. Ten, skerdykloje. Aš pajutau, kad štai Mano gyvenimo tas... Momentas, kuris pats laukiamiausias buvo ir neįsivaizdavau. Ten būdavo tokios didelės vonios. juose aš maudydavau visai kartu su galvijų dalimis. Ir aš supratau, kad Ten ir noriu gyventi ir Pabaigti savo gyvenimą. Taigi, vakar įlindau tiesiai į tą tokią mašiną, kur... mala gyvulius ir liekanas. Na ir patys įsivaizduokit, ko visą tai galėjo pasibaigti. Maliau. Visiškai. Taigi. Dėmesio. Moralas. Taigi, pajutę savo prigimtį, Suprasdamas, kad tu esi vampyras, Žinok, Kad nereikia trauktis nuo savo prigimties. Eik ten, kur tave šaukia. širdis susirasi. tikrąjį vyrą. Kas gali priversti žuvį plaukti atbulai? Sliekas? Labai gerai. Sliekas gali priversti žuvį plaukti atbulai. Būtent šis žodis ir bus mūsų naujos istorijos pavadinimas. Sliekas. Tu nedarbe? Tėtik, a tu kodėl nedarbe? O tu kodėl ne mokykloj? Man nėra matematikos pamokos. A mano šiandien viršininkas išvažiavo. Tai gerai. Bet tu mamai nesakyk, gerai? Ir tu nesakyk. Aha. Kur sliekų pasikasiai? Aš atsinešiau vieną. Daugiau neturi? Nekas. Klausyk, pakas man liko, aš palaikysiu tavo mešką. Nu, tėti, tu visada. Gerai, imk. O. Palauk, duok, Ne, palauk. Nu, irgi duok. Kas sakau? O, tu. Gerai. Ten užsikabino. Matau. Palaikyk, aš pasikėsiu. Ne, tėvai, davai lisk. Irgi koksai. Kaip tu kalbė su tėvu, ką? Tėvai, lysk. Tavo meškerė.
Tėvai, kažką pagavau. Ką? Nežinau. Laikyk! Didelė. Laikau. Laikyk! Laikyk! Ne, čia, tik tai nepaleisk! Nepaleisk, žiūrėk, užjaunu, jeigu žuvis. Hei! Kas yra? O, tėvai. Nešti! Duok, aš palaikysiu. Paim, iš kuprinės fotoaparatą, paim, nufotografuok. Žiūrėk. Bet tu ir snarglius, taigi kai ištrauki reikia galvą užlaužti, nu. Mūsų tėvai. Mokyk ir mokyk. Žvejok dabar pats. Aš einu viską mamai pasakysiu. Nieko nesakyk mamai. Viską pasakysiu. Nieko nesakyk, nes gausi, žinai kaip gausi nuo manęs, aš pasakysiu, kad tu į mokyklą neėjai. Vis tiek viską pasakysiu. Ha? Pažiūrėk. Oho. Kas čia? Taigi sliekas, pažiūrėk, koks. Tu matai, nu. Bet tu klausyk. Laukaonas. Į kokio pavadinimo filmą būtinai nueitumėt iškart tik išgirdę? Pašėlusi Nijolė. Turime pavadinimą. Įsivaizduokime, kad filmo pavadinimas, į kurį nueitų mūsų laidos fanai, yra Pašėlusi Nijolė. Apie tai lėta, lotyniška melodija. Norėčiau pakviesti jūs į kiną, senjorita. Ar galėtumėt būti mano mergina? Senjorita, jūsų akis spindi tokiu grožiu. Tai skaniau negu valgyti saldainių saldžių. Štai, senjorita, aš vedu jūs už rankos į kino teatrą. Senjorita, ką žiūrėsime mes abu. Senjorita, koks pavadinimas kino aš neatmenu. Senjorita, jūs sakot koks? Pašėlusi Nijolė! Senjorita, jūsų akis už jūsų balso išraišką žymiai iškalbingesnis ir gilesnis. Senjorita, kad jūs nešūkautumėt taip balsu, aš jums visą maišą šokoladinių saldainukų nešiu. Štai mes likom po kino su senjorita vienas prieš vieną. Ji gamina man puikią ir skaną vištieną, o už lango graži puiki mėnesiena.
žiūrėsime kino šiandieną. Senjorita, senjorita, ateikite pas mane. Senjorita, atsimėt mane, mes susipažinom kine. Senjorita, senjorita, tarkit žodį tik to. Pasakykit, ar mylit mane. Labai myliu! Pašėlusi Nijolė. Kas vyksta bažnyčioje? Vienas dubliuoja arba įgarsina visus, o taip pat kalba ir už save. Taigi, dubliažas, kurio autorius Arūnas bažnyčioje. Labą dieną. Labą dieną! Greit mišios prasidės. Toj susirink žmonės. Žinau, vaikeli, žinau! Šiandien man pirma diena darbo. Aš naujas kunigas. Tu! Aš. Tai kad, vaikeli, kryžius su nukryžiuotoju pas mus visai kitur kabėdavo. Labai atsiprašau. Persėskit čia. Tai va, aš taip ir sakau, kad kažkas ne taip čia pas mus. Jo. Ar klebonas labai geras žmogus, ar prisibijot klebono? Oi, cukatu, koks baisus būna. Jėzus, smaugia net kartais. O tokią nuodėmę, pavyzdžiui, pasakiau, kad aš sudaviau savo ožkytį su rykštele. Tai man keliais apie šventorių liepė eiti 78 kartus. Tikrai? Aišku, tikrai. Gal jūs norėsite iš pažinties prieit? Tai aišku, žinoma, čia dėl to ir atėjau. Atsiprašau labai. Labai stipriai nusidėjau. Norėčiau iš pažinties. Tai palaukit, ne čia reikia iš pažinties reikia eiti į budelę, bet jeigu paprašysim moters galbūt budelės rakto, aš neturiu, laukiu, kol ateis klebonas. Man nesvarbu, ar turit budelės raktus ar ne, man reikia iš pažinties. Jūs nesiklausykit, nes čia yra šventa paslaptis, jeigu galite pasislinkti. Galiu, nieko nesiklausysiu, nieko negirdėsiu, tik tai pavardę sakykit aiškiau. Sėskit, prašau, sūnau mano, čia. Čia įsivaizduokite tvorelę. Nieko nežinau, jokių tvorelių, nieko neįsivaizduosiu, aš padariau nuodėmę didelę. Tik nešaukit man į ausį ir
normaliai sakykit. Na ir kasgi atsitiko jums, mano sūnau? Patraukit ranką. Nu ką patraukit ranką, taigi kunigai tai turi būti kaip artimi draugai, viskas. Apsikabinsiu ir sakysiu tau visas nuodėmės. Va. Mano didžiausia nuodėmė, žinokit, yra vieną sakyti. Sakykit, Dievas jums viską atleis. Nedrįstu sakyti. Sakykit, broli mano, na. Nesakysiu. Nu, sakykit, broli mano, kam čia reikia išpažinti nuodėmės, man ar man? Man reikia man, bet aš nesakysiu. Tiek to pasakysiu. Labai mėgstu gyvulius. Visi mes mėgstam gyvulius, suprantat? Čia nieko, čia ne nuodėmė yra, čia yra gamtos mylėjimas. Aš kitaip juos myliu. Ką jūs turite galvoje? Suprantat, dirbu skerdykloj. Nesupratau. Tai čia taip paruošta viskas mišiom? Klebonėlį, žinokite, jie kažką apie gyvulius kalbėjo. Ne, žmogus sako, kad... Klebonė, žmogus sako, kad jisai tiesiog augina gyvulius ir juos labai myli, bet turi juos pjauti ir negali pasirinkti. Palaukit. Man atrodo, šita moteris pasakė visai kitaip. Kad jis su gyvuliais kažką tai kitką išdarinėja. Taip, klebonėlį, jis su gyvuliais visai ką kitką išdarinėja. Iš kur jį gali žinot? Išpažintis yra šventas dalykas, jį negali žinot. Kaip tai negali žinot? Jisai viską pasakė, aš viską girdėjau. Palaukite. Nuodėmę padariau. Padariau nuodėmę. Gal jūs kaip klebonas galite išklausyti? Galiu. Iškart sakykit man. Sakykit tą nuodėmę. Sakykit man tą nuodėmę jausi. Aš išpjoviau, žinokit, visus kaimo gyvulius. Ir dabar nieks negali nieko nei turėti, nei pieno, nei taip toliau. Ir va tos moteričkas ožkytę aš irgi papjoviau. Ką? Mano ožkytę papjovė? Aš nesuprantu, klebonė. Palaukit, neaiškinkit man, aš turiu jums pasakyti. Prašau, visi prašom sėsti. Aš daviau už mano ožkytę, tai jau turiu. Patraukit tą seną bobą nuo manęs, klausykit. Čia bažnyčia, na ką jūs darot? Čia... Aš kaip klebonas. Kviečiu visus. Na, aš negaliu apsikabinęs būti moteris, suprantat, celibatas yra celibatas. Prašau klauptis viso prieš Kristų. Ir jūs, nusidėjėliai, to jau aš jums parodysiu, kaip reikia viską daryti. Štai nusimsiu sutaną. Nusiseksiu diržą su kniedėmis. Ir jums visiems nieksai išpersiu kailį. Perkit. Tegu peria. Ir mane perkit. Ir išpersiu. Jeigu aš čia reiškia, man reikalinga žiūrovo pagalba. Kasgi dar mums apie save šį bei tą papasakos? Galbūt jūs? Prašau. Čia kameras. O čia, pamojuokit, visi mato dabar. 3 milijonai. Ko tu vardu? Dovilė. Novilė. Dovilė. Dovilė iš kur? Iš Kauno. Iš Kauno! Dovilė iš Kauno. Su kokia garsenybė, su labai kažkokiu garsiu žinomu žmogum norėtum susipažinti? Su Schwarzeneggeriu. Su Arnoldu Schwarzeneggeriu. Jis yra ko gero Kalifornijos gubernatorius, taip, dabar didelis politikas, kino žvaigždė, misteris visata, kultūrizmas, viskas. Taigi, Dovilė nori susipažinti su Schwarzeneggeriu. Dabar, Dovilė, pasiūlysim atsisėsti tau į mūsų vietą ir pasižiūrėti, kaip Dovilė susipažino su Schwarzeneggeriu. Mes galime suteikti Dovilei pačiai pasirinkti, kas vaidins Schwarzeneggerį. Prašau.
Arūnas. Arūnas vaidins Schwarzeneggerį. I will hold my hand and I'll be there for future. Was not a future. Not the future, and I will love you again. Oh, my darling Arnolda, I'm singing for you. I'm singing for you. Labai gražiai dainuot. Ačiū. O jūs čia taip ir vaikštot gatvėse be jokio apsauginių, be nieko? Aš seka, bet šiek tiek toliau paprašiau, kad nesitrintų iš paskos. Dažnai dainuojat gatvėj? Ne, aš esu iš Lietuvos ir atvažiavau čia ir galvoju, pabandysiu, nes visi sako, kad gražiai labai dainuoja. Aha, Lietuva! Kolega Melas Gibsonas sakė, aštrus dantis. Lietuva, Lietuva. Ne aštrus. Normalus. O, koks vardas? Dovilė. 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 O tai reiškia, ką nereiškia? Graži mergina. Dovilė. Do graži, vilė mergina. Tai kai grįšiu namo žmonai pasakysiu, tu esi do. Lietuviškai, tu graži. Jūs negalėtumėt man pasirašyti? O, mielai. Dovilė Arnis. Bet to gal parašykit, kad Schwarzeneggeris, tai nieks nepatikės, koks čia Arnis. Brūkšnelis Schwarzeneggeris. Ačiū. Senai čia jūs legaliai? Nu, nelegaliai? Aš antrą dieną tik, bet, nu kaip? Kaip? Nu, aš atvažiavau pagal programą, mokykis ir... Tie raumenys... Pagal studentų programą mokykis... Nesisesnai, ko aš suglaustinai... Mokykis ir dirb... Pažastų pasikasys ten. Programą mokykis ir dirbti, jo, aš įsidarbinau tokio pizzerijoje, bet ten šeimininkas taip negražiai elgėsi, su mumis priekabiauja, tai aš iš ten pabėgau ir va dabar... Nu, aš dabar esu šitos gubernatorius, jūs skaitėt, jo. Taip, žinau. Kalifornijos. Tai gal jūs galėtumėt pasiaiškinti su tuo tenai, Pizza Jazz yra toks restoranas ir... Bet jūs legaliai. Aš ten legaliai, bet aš iš ten pabėgau, dėl to, kad ten neįmanoma būti, jisai apgaudinėja ir... Taip, viską aš turiu, taip. Taip, aš legaliai Amerikoje, bet aš nelegaliai čia groju. Ne, pas mus šalis laisviausia pasaulyje. Grok kur nori. Oi, labai ačiū, gerai. Kur nori. Tik ne prie mano mėgamojo šitų. Bet ar mes negalėtumėm nueiti tą pizzeriją? Laisvai. Einam. Bet padarykim taip. Pirmiausia, nueisit jūs. Jeigu jis ką nors. Iškart einu aš ir sakau, mano sesuo Dovilė iš Austrijos. Gerai. Ne, jisai žino, kad aš iš Lietuvos. Sakykit, kad pusėserė iš Lietuvos. Pusėserė. Teisingai. Gerai. Ačiū. Mes įvesim tvarką. Kalifornija. Hi, Johnny. Hi. Nu tai gal aš vėl dirbsiu. Kur dirbsi? Nu čia pas tave. Nu, tai aš to pasakiau, kad nedirbsi. Kodėl? Todėl, kad man tavo snukis nepatinka, supratai? Bet aš turiu dokumentus, aš pasirašiau, aš čia turiu dirbti, aš įdarbinta čia esu. Mane įdarbino firma, tu turi mane priimti. Klausyk, mergaitė. Jeigu tu nenori, kad tavo veidukas nukentėtų, tai tu dink iš čia, Jūs gerai? neturi teisės taip su manim Nu ką kalbėti. tu čia trėlini tu dabar man? Kas yra?
O, pačitrauk. Švarcnegeris. Dovilė! O! Dovilė! Labas, Arni. Labas, Dovilė! Kaip ten mano kitos pusseserės Lietuvoje gyvena? Nuostabiai, viskas labai gerai, bet vat... Čia dirbi, jo? Dovilė, taip, jinai pas mane dirba. Dirba. Labai gera darbuotoja. Dovilė, super pizzas daro skaniausiai. Tu pizzas darai? Nu, aš daryčiau, jeigu man kas nors leistų. Aš galvau, tu vadybininkė dirbi, klausyk. Nu, aš lik ir buvau pasirašius tokį kontraktą, bet mane vertė kepti, o paskui... Gal pasipasakosi, ką vertė mane daryti? Jinai kilo, karjeros laiptis kilo ir jinai iškiltų be abejo, jau beveik vadybininkė buvo ir aš... Kiek laiko tu čia? 2 dienas? Pas mus Amerikai yra laisvų galimybių šalis. Laisvų galimybių šalis. Per 2 dienas gali tapti nežinau ko. A ne? Taip, be abejo. Ypač Kalifornijai. Galima gal autografą, ponas Arnoldai Švarcnegeris. Galima. Autografą. Galima. Tai jūs turite tinklą pizzerijų, taip? Taip, pasirašykite, prašau. Tai gal tu būsi per 2 dienas taip vadybininkė visų pizzerijų tinklų? Tai jūs gubernatorius, jūs viską galit. Kaip tai aš? Ne, čia šeimininkas gali. Ar gali? Gali. Gali. Arnis. Ačiū labai. Ačiū labai. Galima paspausti ranką. Paspauskit. Va taip mes elgsimės ir su mokesčiais. Neužmiršk. Po 2 dienų suksiu. Dovilė. Gerai. Iki. Ate. Ačiū. Stop. Aš gubernatorius. Iki. Ate. Dirbk. Čia Dovilė ir jos pažintis su pačiu Arnoldu Švarcnegeriu. Čia Kaubojaus sapno dovanų čekis. Visoje Lietuvoje Kaubojaus sapnas laukia tavęs. Ačiū labai. Dovilė iš Kauno. Tada tai mums vėl reikalinga žiūrovų pagalba. Vienas iš jūsų. Taip, prašau. Ko jūs vardu? Eglė. Eglė. Iš kur? Iš Vilniaus. Eglė iš Vilniaus. Na kągi, visa informacija, kurios mums reikia, mes ir turime. Ačiū. Čia tik prasideda viskas, tik prasideda. Taigi, Eglė iš Vilniaus improvizacijoje po 1 žodį kartu su aktoriais. Kur ruošitės eiti? Kur į Akropolį? Akropolis ir yra mūsų naujos istorijos po 1 žodį pavadinimas. Kristina. Arbakaitė. Nuėjo. Čiuožti Ant. Ledo. Akropolyje. nuostabus, Ledas. Padarė. Ja. laiminga, Užsimovusi. Nuostabes. Pačiūžas. besišypsodama, Iščiuožė. Ant. Akropolio. ledo Skambėjo. Nuostabi. Muzika. ir Kristina. Dainavo. Savo. gražiausia Daina. Vaikinas. Kuris? staiga Įčiuožė. Į. Ledą. trenkėsi Kristinai. Po. Kojomis. ir Sušuko. Kristina. Aš. myliu, Tave. Arbakaitė. Labai. susimėtė Griuvo. Šalia. Jo. ir Apsikabinus. Sudainavo. Savo. gražiausia Paskutinę. Dainą. Tada. greitoji Vežė. Juos. Abu. sutvarstytus, Bet. Laimingus. Labai. vadinasi, Čiuožk. Drąsiai. Ir. krisk, Kur. Likimas. Veda. taigi Eglė iš Vilniaus ir jos istorija, jau galima drąsiai sakyti, kad tai yra jos istorija po 1 žodį, o už istoriją ir po 1 žodį mes dovanojame Eglei Lietuvos ryto prenumeratą ištisiems metams. Ačiū labai. Ačiū.
dar ir dar kartą noriu pristatyti jums mūsų atradimą. Pagauk kampą žvaigždę Hokšilą! Kurį dėja mes, tai yra jūs, matote paskutinį kartą mūsų laidoje. Mes priversti, mes nenorime, bet mes priversti atsisveikinti su Hokšila, kadangi Hokšila išvažiuoja tobulėti. Tobulėti ne kur kitur, o į egzotiškąją Indiją ir iš ten jis grįš jau turbūt visai kitas žmogus ir vargu ar benorės čia groti gitara. Taigi išleidžiame Hokšilą atsisveikindami su juo, o jis, aš manau, kad atsisveikint su mumis dainuodamas vieną iš savo gražiausių dainų. Hokšila! Linkiu, kad jūs irgi visi vieną dieną išvažiuosite, nes pasaulis iš tikrųjų platus ir verta jį pamatyti. I could paint a little lake on your face. Oh, I could stay all night awake to tell you stories. My smile could wake you up every morning. My eyes would simply say somebody's falling. I could bring you to my favorite mountain, just to sail a boat and watch some dolphins, free some little birds from metal cages. I'll teach you some very special phrases. Oh, I could be your smile till I have to go now. Oh, I could be your smile till I have to go now. I have to go. Till I have to go. I have to go. Ačiū. Kaip palaukit, turiu pasakyti, bet Lietuvoje aš palieku vieną dalyką, ir tai yra mano naujasis albumas. Dabar išgirskite baisią istoriją apie šalį, į kurią važiuoja Hokšila. Pasakaitė prieš miegą vaikučiams apie Indiją. Po vieną žodį. 1905 metais aš nuvykau į Indiją. Esu kapitonas. Anglų Jasonas Pirsas. Man 27 metai. Išlipęs iš laivo vydau didžiulį kalną beždžionių. Jos Visos rėkdamos šaipėsi iš manęs ir mėtė visokiausius vaisius. į mane. Tada aš supykęs Išsitraukiau šautuvą iššaudžiau visas kulkas ir mane beždžionės pasičiupo. nešė džiunglėsna į Savo urvą. ten patekęs Baisiai raudodamas praleidau 3 metus. galima sakyti pusę Savo turėjimo laiko Indijai. Išmokęs beždžionių kalbos Pradėjau prisitaikyti prie jų. gyvenimo dar Įvyko toks dalykėlis. beždžionių vadas apvesdino Mane ant už savo žmonos. tapome giminės. Smagus nuotykis. bet Sugrįžęs
Į. Angliją. Bandydamas. Nutraukti. Vedybas. Susimoviau. Mane. Aplankė. Žmona. Tikroji. Ir. Nuo. To. Laiko. Anglija. Tapo. Beždžionių. Šalimi. Taigi. Prieš. Išlipdamas. Iš. Laivo. Visada. Pagalvok. Kodėl? Tave. Pasiuntė. Į. Indiją. Ir. Tada. Žinosi. Kodėl? Beždžionės. Dvipatystė. Sureikšmina. Taigi tiek šį vakarą, gerbiami televizijos žiūrovai. Štai čia yra Pagauk kampą marškinėliai, kuriuos aš tikiuosi Indijoje tikrai maloniai nešiosi. Mums, taip sakant, visiems bus didelis džiaugsmas, o tu prisiminsi mus kartu. Ačiū Kokšila, kad buvai su mumis. Ačiū tau, čia buvo Kokšila ir Pagauk kampą improvizacijų šou kompanija. Mes susitiksime su jumis kitą ketvirtadienį. Atsisveikinkime su Kokšila. Ir ačiū jums, kad buvote su mumis. Iki kito karto. Viso gero.